Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje trečiadienio žinios. Netrukus laidoje matysite. Profesinėme konkurse Marijampolės ugniagesiai gelbėtojai demonstravo, kaip pasiruošę padėti žmonėms. Pagerbti iš dainų šventės grįžusių savivaldybės kolektyvų vadovai. Ką veikia ir ar naudingi visuomeniniai mero patarėjai? Šiandien Marijampolėje surengtas priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnų konkursas. Juo siekiama tobulinti pareigūnų profesinį pasirengimą, populiarinti ugniagesio gelbėtojo profesiją. Valdybos vadovai teigia, kad pareigūnų kvalifikacija kasmet kyla. 16 Marijampolės apskrities ugniagesių gelbėtojų varžėsi priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnų konkurso apskrities ture. Jame įvertintos pareigūnų teoriniai žinios, profesinė kvalifikacija praktinėse rungtyse. Valdybos viršininko pavaduotojo Ryčio Masio įsitikinimu šie konkursai puikus būdas patikrinti ir kelti pareigūnų meistriškumą. Skatinti ir demonstruoti savo profesionalumą, parodyti, kad mūsų tarnyba nestovi vietoje, o juda visada į priekį. Na ir kiekvienam ugniagesiui taip pat norisi pademonstruoti, ką jis moka ir žino. 20 metų ugniagesių gelbėtojų dirbantis Remigijus Suleckas sakė, kad konkurso rungtys pareikalavo ir fizinės jėgos, ir teorinio pasiruošimo. Išnaudojau tarnybos laiką šiom rungtėm, kaip sakyti, kas liečia parengti profesinių žinių aspektų, kas liečia kovinius įsidėjimus, rūbus. Kiek patinka šitas visa specialybė, todėl mes ją ir dirbom. Pagrindinis tai dalykas ir tiesiog išnaudojom tą laiką ir tam kad pasiek kažką biskį, kad smagiau būtų, kad konkurenciją kaimynai sudarytų. Realios nelaimės atveju gal sakyčiau, kai sykis turi būti ramesnis. Čia yra dalis sėkmės, o nelaimės atžvilgiu turi ramiau, kaip mūsų vadovybė mokina mus ir patarė šiandien dienai, ramiai įvertinti tą situaciją realybėje. Čia žaidi, kaip sakyti, remiesi sėkme, spontaniškumu, kitą sykį, jei turi antrą šansą, ten niekad neturi antrų šansų. Ten bet tas, kaip sakyti, pasiruošimas ir tada duoda galbūt greitesnį sprendimą. Žinios, kurias paskaitai, vėl greičiau gali priimti sprendimus. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad respublikinėme konkurse rugsėjo mėnesį apskričiai atstovaus Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pamainos vadas Egidijus Labašauskas ir ugniagesys gelbėtojas Povilas Penkaitis, bei Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos antros komandos atstovai Raimondas Venslova ir Gintautas Masaitis. Kaip ir rodo mūsų šie konkursai, tai rezultatai tik tai gerėja, be abejo ir visoje Respublikoje, nes prieš 2 metus tai ir mūsų ugniagesiai ir Respublikoje užėmė prizinės vietas, tai viskas vyksta vis gerin. Savivaldybės vadovai pagerbė ir apdovanojo iš dainų šventės grįžusių kolektyvų vadovus. Marijampolės vardą sostinėje garsinusiems įteiktos mero padėkos, medaliai ir loterijos bilietai. Šiandien savivaldybės vadovai kolektyvus dainų šventėje ruošusiems vadovams padėkojo, kad dainų šventėje buvo garbingai nešta savivaldybės vėliava, garsintas Marijampolės vardas. Į Lietuvos dainų šventę Čia mano namai buvo išleisti 26 Marijampolės savivaldybės kolektyvai. Iš viso daugiau nei 500 dalyvių. 7 chorai, 4 folkloro kolektyvai, 2 skudučių ansambliai, 1 kaimo kapela, net 10 liaudiškų šokių kolektyvų, pučiamųjų orkestras ir 2 pučiamųjų orkestro choreografinės grupės. Šiandien draugėn susirinkę vadovai dalinosi įspūdžiais ir emocijomis dar gyvomis po savaitgalį praūžusios dainų šventės. Patys geriausi įspūdžiai. Viskas gerai, viskas tvarkingai, graži labai šventė, vaikai patenkinti. Įspūdžiai labai geri, oras pabaigai labai geras buvo. Visi sveiki sugrįžom, skaniai valgy davė, kas svarbiausia. Smagu buvo šventė. Vaikai tuo patenkinti, ką daro, mėgsta šokti, mėgėjai tikrai važiuoja.
kad ir sunku būna, žinoma, ir karšta buvo paskutiniam dienom, bet vis tiek jie šypsosi, parvažiuoja namo, jie atrodo visai pavargę, bet duok jiem krepšinio kamuolį ir tuoj pat bėgsi į aikštelę. Nepaisant sunkaus darbo ir didelių krūvių repeticijų ir pačios šventės metu, per koncertus patirtos emocijos atperka viską. Krūvis buvo didelis labai, 2 koncertai ir 12 valandą ir paskui vakare, vaikam tikrai didelis krūvis. Šventė graži vakare, jau sutemus ir šviesos. Žinoma, kad atsiperka, nes ta emocija paskui jau pabaigoje, kada visi sueina į aikštę ir tas suktinis, ta emocija viską atperka, visus tuos vargus, nuovargį visą. Vadovams už darbą ruošiant kolektyvus šventai ir dalyvavimą joje įteiktos mero padėkos, atminimo medaliai, savivaldybės delegacijos šventėje vadovė Raida Skirpstienė visiems dar padovanojo ir po loterijos bilietą. Lietuvos socialdemokratų partijos Marijampolės skyriaus taryba vienbalsiai patvirtino Vidmanto Brazio kandidatūrą tiesioginiuose mero rinkimuose Marijampolės savivaldybėje. Pranešime žiniasklaidai teigiama, kad nuo 2000 metų su nedidelė pertrauka savivaldybėje vadovaujantis Vidmantas Brazys savo darbais įrodė rūpestį savivaldybę ir jos žmonėmis. Gražėjančios miesto ir kaimiškų teritorijų aplinkos, kultūros renginių įvairovė, sporto pasiekimai, gerėjančios sąlygos verslui, tai nuoseklios pasitarimais, diskusijomis ir bendradarbiavimu grįstos politikos rezultatas. Būtent tokios politikos šalininkas yra dabartinis Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys. Todėl Marijampolės socialdemokratų taryba vienbalsiai pritarė, kad šis meras turi tęsti darbus. Būsimo kandidato teigimu, didžiausi darbai bus nuveikti, jei dirbsime kaip komanda, o pagrindinis tikslas išlieka tas pats – nuolat gerinti gyvenimo sąlygas Marijampolės savivaldybės žmonėms. Šiandien pasitarti savivaldybės meras sukvietė savo visuomeninius patarėjus. Pastarieji džiaugėsi galintys prisidėti prie miestui svarbių klausimų sprendimo, o pats meras patenkintas, kad į patarėjus gali kreiptis esant problemai bet kurioje srityje. Marijampolės savivaldybės meras turi 15 visuomeninių patarėjų. Tai įvairiose srityse dirbantys specialistai ir daug metų patirties turintys ir jaunimo atstovai. Juos meras sukvietė pasitarti miestui ir savivaldybei svarbiais klausimais. Taip daroma nuolat. Iškyla įvairių klausimų, išgirsti jų nuomonę, kadangi čia yra visų sričių specialistai, ir verslininkai, ir kultūros darbuotojai, ir architektai, ir jaunimo atstovai. Taigi visų sričių ir kartais reikia ir turėti savo nuomonę, žinoma turi, bet kada iš pašalies, visą laiką aš kartais galvoju ir taip ir darau, jeigu žmonės sako, kad taip reiktų daryti, reikia pagalvoti, kad iš tikrųjų gal reikia taip daryti. Taip, tas patarimas man tik į naudą. Labai džiaugiamės tokiu nors ir visuomeninio darbo, kadangi Marijampolė gražėja, tai norim ir mes prisidėti prie to bendro gražėjimo, prie klestėjimo miesto. Mes praktiškai prisidedam prie visų klausimų sprendimų ir palaikom, kaip sakant, meras eina į tarybą, į savo tarybos narių, į posėdžius tarybos ir jisai žino įvairių sričių žmonių nuomonę, kadangi mero patarėjai yra labai iš daugelių specialybių žmonių. Taip, kad čia jam būna ir patarimai, ir pritarimai, ir visa kita. Labai džiaugiamės mes šituo mero darbu ir džiaugiamės, kad mes kartu galim su juo. Veikla yra labai gera ir šitą veiklą reikia išpopuliarinti visoje Lietuvoje, nes yra taryba, užsiima politinė, reiškiasi daugiau veikla ir aišku ir ūkinė veikla tuo pačiu, bet visuomeniai patarėjai, skirtingų sričių žmonės yra Marijampolėje labai gabių žmonių ir kultūros veikėjų, ir statybos darbuotojų, ir ekonomistų, ir finansininkų, kurie gali su jie tiesiog merui patarti, reiškiasi, kaip elgtis vienokio ar kitokio situacijoje.
situacijų. Nuolat klausia, reiškia, ir būna sudėtingesnių situacijų ir būna tokių, daugiau kaip ir kultūros, reiškia, švietimo mūsų bendro gyvenimo marijampoliečių, kaip pagerinti jį, reiškia, ir iki sudėtingesnių situacijų. Tikrai naudingas, kadangi tai autoritetingi žmonės, kurie pramynė daug gyvenimo kelio ir ko gero kiekvienas jų patarimas yra labai reikšmingas. O dabar kviečiu apsilankyti kultūros centre. Čia veikia prancūzų fotografo Kevino Jovilje paroda. Kultūros centre atidaryta jauno prancūzų fotografo Kevino Jovilje paroda. Paryžiuje gyvenantis ir dirbantis jaunas vyras fotografuoti pradėjo pakeliavęs po Aziją. Marijampolėje pristatoma 15 fotografijų ciklas. Anot fotografo, kūryboje jam svarbus pats pranešimas, o ne priemonės jam sukurti. Svarbiausia yra filosofija, kuri pasireiškia per kūrinį, kuriame žmogus nuolankiai užleidžia vietą didingam spektakliui. Tik tai fotografavimo technika sugeba pagauti vadinamą pastovumą, kitą laiko erdvę, kurioje žmogus tampa šešėliu, kur civilizacija išnyksta prieš jo paties kūrybą. Neseniai jaunasis fotografas gavo premiją už geriausią fotografinį kūrinį. Ši paroda tai ne tik pažinti su pasauliu, bet ir puikia proga Marijampolėje gyvenantiems frankofonams susitikti ir pabendrauti. Mes taip ir skatinam domėtis Prancūzija, jos kultūra, muzika. Kartu švenčiam Prancūzijos nacionalinę šventę, tai yra Liepos 14, šiek tiek panašu galbūt į mūsų Liepos 6 Mindaugo karūnavimą ar į vasario 16, ten yra specifinė Bastilijos paėmimo šventė. Tarptautinė frankofonijos organizacija visame pasaulyje jungia 890 milijonų žmonių iš 77 šalių. Šios organizacijos Marijampolės skyrius vienija apie 20 marijampoliečių. Parodą kultūros centro 1 aukšto vestibiulyje galite apžiūrėti iki rugpjūčio 1 dienos. Štai tiek informacijos trečiadienio žiniose. Dėkoju, kad žiūrite. Iki rytojaus. Uždaroji akcinė bendrovė Eldoradas vieninteliai Marijampolės regione plieninių sienų, stogų dangų, lietaus sistemų gamintojai. O štai tokio profilio čerpės imitaciją aukštos bangos ir daug tvirtesnę už kitas bendrovė Eldoradas gamina apskritai vieninteliai Lietuvoje. Žaliavas įmonė atsiveža iš Prancūzijos, todėl garantuoja kokybišką ir ilgaamžę produkciją. Dirbama švediškomis automatizuotomis staklėmis pagal švedų technologiją, o profesionalūs meistrai greito ir kokybiško darbo garantas. Bet koks užsakymas įvykdomas per savaitę ir greičiau. Bendrovės Eldoradas produkcija gausiai naudojama ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Įvertinkit kokybę bei profesionalumą ir jūs. Orų rubriką remia Sumani TV. Naujos kartos Seagates televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus giedra, be kritulių. Vėjas rytų 3 metrų per sekundę. Naktį termometras rodys 18 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus mažai debesuota, be kritulių. Vėjas rytų, jo greitis 5 metrai per sekundę. Dieną oras sušils iki 25 laipsnių.